Sveiki, aš esu Andrius Adomaitis, Aštanga Vinyasa jogos mokyklos įkūrėjas ir mūsų rengiamų vasaros stovyklų vadovas. Aš norėčiau pakviesti jūs į mūsų stovyklas ir paaiškinti, kuo jos yra tokios ypatingos. Mūsų stovyklose iš principo jūs gaunate du elementus. Pirmasis tai yra išplėstinė jogos praktikų programa ir antrasis tai yra seminarinė programa, kuri yra ypatinga ir niekuomet nesikartoja. Kalbant apie jogą, stovykloje mes mokomės ir praktikuojam autentišką Aštanga Vinyasa jogą. Tai nėra dar viena populiari variacija jogos tema. Ši sistema labai skiriasi savo atlikimu nuo kitų jogos sistemų. Kartu su pozomis mes praktikuojame ypatingai ujjayi kvėpavimą, kuris dirbtinai pakelia kūno temperatūrą. O taip pat praktikuojame drishti, bandhas ir vinyasas, kas įjungia ir sustiprina pozų praktikos efektą, o taip pat išgydo kūną, stabilizuoja protą. Priminsiu, kad mes esame pirmieji ir, kiek man žinoma, vieninteliai Lietuvoje originalių stiliumi mokantys ir praktikuojantys autentiškos Aštanga Vinyasa jogos. Todėl per ilgus metus mes sukaupame didelę darbų su žmonėmis patirtį, mokame pritaikyti praktiką kiekvienam. Antrasis elementas yra seminarinė programa, kuri išplėstai aiškina praktikų kontekstą, veikimo principus, energetinę anatomiją, kokius metodus ir kaip juos daryti, norint išgydyti kūną, harmonizuoti emocijas ir protą. Ši informacija ir praktikos įgalina žmogų išlikti adekvačių ir savarankiškai mąstančių, sąmoningai suvokti, kas su juo vyksta ir protingai pasirinkti metodus ir praktikas, kurie pagelbės jam kasdieną gyvenime esant fiziniams arba emociniams iššūkiams. Tarp mūsų stovyklos dalyvių yra žmonės iš įvairių gyvenimo sferų ir miestų. Tai ir sėkmingi verslininkai, mokslininkai, menininkai, amatininkai ir kiti šiuolaikiški, savarankiškai, progresyviai mąstantys žmonės. Didžiausias pripažinimas mums yra, kad šie žmonės vėl ir vėl sugrįžta į mūsų stovyklas. Mes matome, kaip jie keičiasi praktikuodami mūsų praktikas, išgydo kūnus, stabilizuoja emocijas ir protą. Jogos stovykla yra galimybė savaitį pabėgti nuo kasdienės rutinos, atsidėjus savo ir savo praktikoms, nuostabiame gamtos kampelyje, kokybiškai pailsėti ir praktikų pagalba sukaupti kritinę masę energijos tolesniems darbams. Kviečiame ir jūs prisijungti prie mūsų stovyklų ir patirti galingą gydantį ir atstatantį jų poveikį. Iki susitikimo.